Vakar tu buvai pirmame pasimatyme, papasakok mums apie jį, o aš karts nuo karto tau pasuflerosiu keletą žodžių, kuriuos tu pamiršai. Taigi, pirmas pasimatymas. Jos vardas buvo Simona, jai buvo 19 metų ir jinai buvo pirmo kurso dailioškės studentė. Aš pasikviečiau ją į pasimatymą, nes man patiko jos, kaip jinai masto, kaip jinai kalba, darbai. Pamačiau ją kavinėje, aš amatė sėdėjau ir sakau, labas, sakau, aš esu tas ir tas. Sakau, kas tu? Sako, jinai aš esu Simona. Sakau, wow, kaip fain. Sakau, ką čia veiki, iš kur tu? Sako, aš iš Akių, atvažiavau čia prieš metus. Mes įsikalbėjome, pradėjome gerti alų, paskui vyną, paskui kitką gėrėm ir sako, einam, sako, jinai pas mane į dirbtuvę, sako, dailioškį mes turim ten savo dirbtuvės, aš tau parodysiu, ką aš ten, sako, darau. Sakau, gerai, sako, einam, sakau, aš tau parodysiu, ką aš darau, sakau. Nes aš prodiuseris esu televizijos ir tiesiog aš parodysiu į laidą Keliai mašinos žmonės. Ir atėjomės į tą studiją. Ir jis sako, nu va, sako, čia kampe sudėtas yra drobynas. Sakau, nu, sakau, taip, čia, sakau, šiaip drobynas dar neužmautas, neištemtas, neuždėtas ant, sakau, rėmų, ant porėmių. Sako, ne, čia, sako, šiaip drobynas toks sumestas, mes čia dailioškininkai ir vaidina, čia šudynas, drobynas toks, sako. Tokios nuotrupos, nuoskutos, jis sako, čia guli, sako, nu, čia, sako, čia kas prigeria, sako, pakranta ir miega, čia, sako, pas mus. Tarp, kai būna sesija, sako, o čia kairiai pusėj, sako, va čia tai jau yra, žinok, žumaras, sako. Sakau, kas toksai, sako, žumaras. Sako, čia prancūziškai yra. Sako, čia mes vadiname jūrą, žumar, sako. Sako, aš buvau Prancūzijai, yra ten Deauville, Tromil, Sur-Mer, sako, tai pas mus yra dailioškė žumar. Sako, jin tokia vis tiek buvo tokia keista mergina buvo iš tikrųjų labai. Tai iš jos matau, kad čia yra jūra, čia jie ilsisi, o čia jau miega toj pusėje, žodžiu. Ir aš klausiu, sakau, kokie tai motyvai, sakau, domina, sakau, tu tapai, sakau, ką tu tapai vis tiek, sakau, mane, sako, labiausiai domina, žinok, kompozicijos su tokiais daiktais kaip transsubstancija. Sakau, wow, sakau. Jėga, sakau, aš viską supratau. Transsubstancija, sakau. O ką, sakau, tai yra? Jis sako, tai čia kaip patiri transą ir kažkas, kai iš tą substanciją išeina. Aha, sakau, fainai, jūs čia studijuojat, sakau. O kaip, sakau, tu patiri tą transą, tą vadinamąjį transą. Jis sako, paprastai labai, mes visi paėmame raguožę ir nepraskiestą geriam. Sakau, žinai, sakau, aš, sakau, esi paprastesnis žmogus, sakau, vis tiek man, sakau, jau daugiau metų, aš, sakau, bijau mirties, sakau, man, sakau, negeriu, neskestų raguožę, sakau, einam, sakau, geriau pasivaikščioti, sakau, vis tiek, Bernardinų sodas yra, taip toliau. Jis sako, einam, sako, tik aš, sako, paimsiu iš čia vieną dalyką, sakau, nu kokį, jis sako, aš paimsiu kusačkos. Sakau, ne, sakau, aš negersiu, nereikia man užkandos, sakau, visą. Ne, sako, ne užkandos, kusačkos. Sakau, kas čia yra? Sako, čia tokie įsidedami dantukai, kai laižausi su bachūrais, tai pasiklamdau biškį. Sakau, wow, tu esi impozantiška, sakau, mergina. Sakau, net keista, kaip mes susitikome, nes aš toks labai konservatoriškas esu, sakau. Išeinamės į parką, vaikštame parke, o pavasaris gražu, žydi, viskas tenais gėlės, rododendronai, žodžiu, viskas. Sakau, žiūrėk, kas ten krūmuose, sako, kas ten? Sakau, kas ten? O tengi uikė. Sakau, kas ta uikė? Sakau, mano draugė iš Estijos. Uikė. Taigi uikė atvažiavo, sako, pamiršau, man Giračia skambino, o užmygo čia, sako, aš turėjau ją ant drobino nunešti. Nu, sakau, gerai, sakau, žadink tą uikė, einam trysia pasivaikščioti. Sakau, nieko čia nebus. Pažadino jinai tą uikė, žodžiu. Uikė atsikėlė prie ir man sako man, chromatografija. Sakau, kaip sakau? Sako, chromatografija. Sakau, kas tai yra? Sakau, studijuoju, sako, chromatografija. Sakau, tai kas čia yra? Sakau, kaip fotografija, bet kai daug geri. Pasidarai toks chronius fotografas. Chromatografija. Sakau, kad uikė irgi yra nepeščia, žodžiu, vaikšto su dviem menininkėm jaunom. Galvoju, ką čia, sakau, gal, sakau, kaip
kokiu ančių pašėrėm ar kažką, tai sako, gerai, mes kaip tik turim antims lyškės. Nu, sakau, ir ką, ir pradėjo jos laižytis. Tai tarpusavį laižasi uikė su Simona. Simona dar įsidėjo kusackus šitos. Uikiai ten pradėjo kraujas dėkti iš burnos. Vaizdas klaikus, aš lemba pasimečiau. Paryčiai, aš viskas, sargas žiūri į mane. Sargas man suriko, sako, ei, sako, paradidlas. Visakalbis buvo, bet neartikuliavo, sako, tu paradidlas, sako. Sako, pats tu toks, sako, paradidlas, bobas laižo, tu stovi ir žiūri, sako. Sako, eik, sako, savo šlotkočių stumdyk pirmin atgal, sako, toliau. Išėjomės iš to parko, žodžiu, parlydėjau aš namo, ten Dailioškai, žinai, kur visi miega tenais prie didžiosios tenais ten gatvės, ten tie barakai, sako, jos per to lietom visi sulipo į savo ten tą langą, neuždarytą, išdužus tenais. Ir abidvi išlindo, ir sako man, eik, sako, ateik, sako, duosiu tau mikrotomą. Sakau, kas tai? Aš sakau, pas mus toksai studijuoja, toksai Liputas Tomas. Mes jį vadinam mikrotomų. Aš sakau, nu pasakykit, sakau, man visai nejuokinga, žinokite. Jūs, sakau, esate visos šlykščios merginos, jūs tyčiatės iš žmonių, iš jų tiesiog kokie yra, ir sako, ei, sako, tu, hamiliumenencija, tu, sako, čioškišai savo TV ir daryk ten savo šūdą kažką pradėjo rėkauti. Sakau, žinokit, aš ateisiu pasisakau, nieko negaliu aš padaryti. Jau aš būdintis atsistojo, sako, man kur eini? Aš sakau, einu pas histerosalpingografijas. Nes neradau kito žodžio, kaip apibūdintas dvi isterikės. Nes šiaip tai čia yra tokia liga. Ir sakau, einu pas jas. Ai, sakau, pas tas tai eik, sako, tu jas sutvardyk. Ateinu aš į kambarį, atidarau kambarį, mikrotomas miega. Uikė su Simona stovi prie lango, abidvi rūka per langą, kažką kalbasi apie Malevičiaus kvadratą ir sako man, heteroskedastiškumas. O aš turėjau tik naujus kedus nusipirkęs, tai aš tas kedastiškumas, kai dar hetero, tai aš jau, pavadintas buvau vyrų ir supratau, kad aš stoviu ant dviejų lesbių. Išeinant jos man dar pasakė, kad man reikėtų pravalyti savo gastroezofagadundenskopiją. Nežinau, kas ta kopija, bet pravaliau. Ačiū. Taigi tai buvo pirmas pasimatymas su